Sveiki visi esantys Nepriklausomybės aikštėje Kaune arba stebintys šią transliaciją LRT mediatekoje, Kauno Pilno kultūros ir Kauno miesto savivaldybės Facebook'ose ar Kauno menininkų namų YouTube paskyroje. Galbūt netrukus įsijungsite šią transliaciją. Mano vardas Kotryna ir jau antrą dieną mes čia scenoje švenčiame Kauno Pilno kultūros žurnalo 10 metų gimtadienį. Švenčiame diskusijomis apie Kauno kultūrą, žinoma. Šiandien laukia dar 2 diskusijos apie kultūros komunikaciją ir kultūros amžėjimą arba renginių pasiskirstymą auditorijomis Kauno mieste. Dabar netrukus pradėsime pokalbį apie daugiadarbystę arba persidirbimą, o gal kaip tik visko devindarbiškumą, barbiškumą kultūroje, ne tik Kauno. Labai kviečiu, jeigu jau įsigijote bilietų į festivalį Audra arba Kauno dramos teatrą, suplanavote ekskursijas su Gražinkime Kauną, kurie taip pat švenčia 10-ąjį gimtadienį. Labai smagu, prieš 10 metų prasidėjo daug gražių dalykų Kaune. Arba susiplanavote vizitus muziejuose, tai kviečiu ateiti prisėsti prie mūsų rožinės scenos, kurią filmuoja Studio 101. Tuoj pat pristatysiu savo pašnekovus ir mes pradėsime. Tai drąsiai prisijunkite dabar arba mūsų pokalbio metu. Tai 3 puikūs žmonės, su kuriais visais yra man tekę padirbėti, visus esu kalbinusi ar žurnalui, ar radijo eteriui. Tai kaip suprantate, pati taip pat nevengiu daugiadarbystės. Romas Zabarauskas sėdi šalia manęs, kino režisierius. Labas, Romai. Labas. Tai Romas jau netrukus kino ekranuose pristatys savo naujausią filmą Aktyvistas, kuris, toks sutapimas, yra filmuotas Kaune, Šilainiuose, bet šiek tiek ir Vilniuje, bet pakalbėsim gal daugiau apie filmo siužetą. Ir Romą pasikviečiau todėl, kad, iš tikrųjų mane šiek tiek ir nugazdino ir nustebino tas faktas, kad jis ne tik pats platina savo filmus, kas jau yra, nėra visai neįprasta, bet pakankamai reta, bet jis pats ir komunikuoja apie juos, tai tikrai daug darbų, kur paprastai netgi ir mažo biudžeto filmuose, meniniuose daro bent jau kokie 3 žmonės, Romas padaro 1 ir daro visai neblogai, turiu pasakyti. Šalia Romos sėdė Svetlana Batura, su Kauno Pilno kultūros bendradarbiaujanti kaip fotografė, taip pat dirbanti su žurnalu menininkas Nemunas, su žurnalo Nemunas archyvu, dėstanti Kauno kolegijoje ir prižiūrinti jaunųjų fotografų ugdymą ir organizuojanti tarptautinį fotografijos ir medijų meno festivalį, kuris šiemet vyks visą spalį jau 3 kartą. Tai jeigu kelis sakinius užtrunka pasakyti vien, ką žmogus veikia, tai jis vertas būti šioje diskusijoje. Labas, Svetlana. Labas, Kotryna. Papasakosi, ką dar veikia, gal ko nežinau. Ir Gabrielė Gudaitytė, šilainiškė, studijavusi Škotijoje, grįžusi į Kauną ir nusprendusi, kad nenori dirbti reklamos agentūrose ir įsisteigusi spaustuvę, nusipirkusi risografijos aparatą, turinti savo spaustuvėje ir iš Ignalinos atominės elektrinės priemonių, taip pat ir iliustratorė. Tai smulkioji verslininkė, turbūt galima tai pasakyti. Žinau, kad laisvalaikio keramika užsiima. Ir turbūt papasakos pati, ką dar veikia, ko gal mes dar nežinom, galbūt kokią. Yra parašiusi knygą apie savo gatvę, pavyzdžiui, išleidusi, parašė kolegė, bet pati iliustravo ir išleido. Tai tiek veiklų. Tai nežinau, gal tada pradėkime nuo tokio lengvo apšilimo. Gal galėtumėte papasakoti, vedini, ko jūs visą tai darote? Kodėl jūs nedirbate nuo 9 iki 5 kokiame nors muziejuje arba kino teatre? Kodėl reikia dirbti sau ir Lietuvai ir pasauliui? Gal Romai, tu pradėk kaip arčiausiai manęs esantis? Ačiū labai ir iš tiesų sveiki atvykę į anoniminių darboholikų klubą, susitikimą ir taip, bet kita vertus, taip, mano taip karjerą aš pradėjau netradiciškai, kad būdamas ir pagrindiniu prodiuseriu ir režisieriumi, scenarijaus autoriumi, iš dalies tai tikrai buvo svarbu tam, kad galėčiau kurti būtent tai, ką noriu ir komunikuoti taip, kaip noriu apie tuos filmus. Ir visada sakiau, kad noriu mokytis iš savo paties klaidų. Ir kita vertus, šiuo metu visgi esu tokiame pereinamajame etape, kur jau naują filmą vystau, kur pagrindinė prodiuserė būtų jau kitas žmogus, Lineta Lasiauskaitė, jos įmonė Plopsas. Ir
dabar jau siekiu sutelkti savo darbus į kūrybą, kurių, aišku, ne ką mažiau. O dėl platinimo, na taip, Lietuvoje irgi tokia keistas tradicija susiformavo, kad prodiuseriai autorinių filmų dažnai tampa platintojais savo filmų, tai kadangi aš ir kūrėjas, ir prodiuseris, tai taip pat šį filmą Aktyvistas, kurį netrukus pristatysime kino teatruose, na, mano įmonė yra platintoja, bet vis dėlto, na, taip nėra, kad aš jau vienas ten viską darau, tikrai ne. Ir ypatingai dėl šito filmo mes bendradarbiavome su Mantvydu Žalėnu dėl platinimo ir taip pat Vaidotu Valantiejumi, kuris dar kitus šiek tiek dalykus daro, ir komunikacija Laisvė Racevičienė, ir iš tikrųjų kaip tik labai plati ta komanda šį kartą. Bet, na taip, neįprasta yra tai, kad vis tiek aš prie to prisidedu taip, na, tiesiogiai, bet šį kartą stengiuosi netgi irgi labiau paleisti ir pritarti pasiūlymams kitų žmonių ir jų idėjams ir visko taip nesužiūrėti tiksliai. Tai taip susiklostė. Ankstesni filmai tai buvo jau tavo tokie, viską darydavai pats daugiau. Tikrai yra buvę, kad dar kažkada, kai ne viskas internetu, tai ir į paštą eidavau ten pats išsiųsti ten filmų kopijų ar panašiai. Bet, na, palaipsniui tas vis keičiasi ir vis džiaugiuosi galėdamas dirbti su didesne komanda. Ir nežinau, tai iš dalies tai susiklostė iš tokio kaip ir reikalo, bet tas reikalas jis nėra vien kažkoks lėšų trūkumas, bet jis yra ir noras, na, daryti taip, kaip tu nori, tikrai neeinant į kažkokius kompromisus. Ir vėlgi, jeigu kažkas ir blogai, tai dėl to, kad tu pats padarei. Kai tu padarai blogai ir po to jau tu žiūri atgal ir galvoji, nu tai gal ir nereikėjo daryti blogai, jau galėjai iškart gerai padaryti, bet tu turi išeiti tą kelią. Jo, manau, apie kontrolę ir mokėjimą paleisti ir perduoti kitiems tikrai daug kas čia gali palinksėti, daug kas iš mūsų 4. Svetlana, koks tavo požiūris į tavo veiklas? Na, tu dirbi kaip ir samdomą darbą Kauno kolegijoje, ar ne, bet vis tiek ir daug asmeninių veiklų, kam tau viso to reikia? Na, aš gal norėčiau pradėti nuo to, kad aš bandžiau dirbti darbą nuo 8 iki 5, taip kaip dirba dauguma normalių žmonių, nes mano tėvai norėjo, kad aš būčiau normali. Aš pabandžiau, bet dirbdama tą stabilų darbą man vis kažkuo trūko. Ir aš tuomet pradėjau aktyviai dirbti fotografijos lauke ir laikui bėgant fotografija išstūmė tą stabilumą iš mano gyvenimo. Ilgą laiką dirbau visiškai nepriklausomai ir man tas patiko, bet vėlgi manau, kad turėtume klausytis savo vidaus, klausytis savo norų ir savo poreikių tam, kad visų pirma, būtume laimingi savo veikloje. Aš labai dažnai kalbu su studentais apie tai, kad jeigu tik tai kiekvienas žmogus mūsų žemėje turėtų darbą, kurį jam atneša laimę ir pasitenkinimą, mūsų pasaulis būtų tiesiog nuostabus. Bet taip nėra, dėl to atsiranda tų bambančių žmonių, kuriems atrodo, kad visa tai, kas yra aplinkui, yra blogai. Taigi, man atrodo, nesvarbu, koks tas darbas, ar nuo 8 iki 5, arba chaotiškas, nuo vieno persijungimas prie kito. Svarbu, kad žmogus tame būtų laimingas ir matytų prasmę, nes jeigu nėra prasmės, jeigu tu gyveni gyvenimą tam tik tai, kad sulauktum pagaliau jo pabaigos, tai nežinau, ko mes tada skiriamės nuo gyvūnų, turbūt, ne? Taigi tos visos mano veiklos, jos iš pirmo žvilgsnio atrodo, o Dieve, kiek jų yra daug, bet iš tikrųjų jos yra viena kitą pagimdžiusios. Viskas prasidėjo nuo fotografijos, paskui mano kompetencijos leido man pradėti dirbti edukacinį darbą, suburti fotografijos studijų programos komandą, gebėti edukuoti studentus, prisidėti prie kažkokio tokio įprasminimo visos šitos savo egzistencinės. O paskui natūraliai atsirado noras ir sukurti kažką tokio, kurgi tiems studentams arba jauniems menininkams savo darbus rodyti. Taigi festivalis, akivaizdu, buvo anksčiau Kaunas foto nebeliko, tai pasidarykime savo. Dabar atsigręžiant atgal, aš turbūt galvoju, tai jo,
Drąsu. Tai buvo tikrai drąsu. Bet šiandien niekiek nesidžiaugiu ir nesigailiu tuo, atsiprašau, nesigailiu, nedžiaugiuosi tai labai. Ir netgi visais sunkumais ir tais sudėtingais momentais aš žinau, kad aš darau tai, kas turi prasme. Aš kuriu platformą menininkams, visų pirma jauniems, kad išmokti iš profesionalų. Ir labai džiaugiuosi, kad jau tik tai 3 festivalis, bet mes esame ir tarptautinio tinklo dalimi ir pas mus atvažiuoja tikrai ypatingos žvaigždės, labai gerai žinomi menininkai ir jie visi pasirašo ir su džiaugsmu dalyvauja šitoje veikloje. Na ir aišku, visos kitos veiklos, jos tiesiog viena kitą natūraliai atsiranda, nes taip yra. Aš negaliu be to ir aš tai darau. O multitaskingas, aš labai nemėgstu multitaskingo, manau, kad multitaskingas yra visiškas blogis, kai tu darai vienu metu 2 darbus, bet kai tu gebi persijungti ir vieną savo veiklą papildyti kitą veiklą, čia yra tiesiog Dievo dovana ir linkiu visiems to. Turbūt taip. Svetlana ne tik fotografijos, bet ir žodžių meistrė, gali apsukti, padaryti daugiadarbystę gėrių. Gabrielė, tavo dabar kokia nuomonė apie tai, ką tu veiki, kokia yra viso to prasmė? Vakar labai gerą pasidalinai labai gerų įrašų, kuris tavo dieną apibūdino ten per kokį 10 eilučių ir tai buvo tiesiog kvietimas paklausyti šios diskusijos. Tai kam visą tai? Labai sudėtingas klausimas pačiai pradžiai, kokia viso to prasmė. Tai, turbūt jos ir ieškau per tą visą praktikavimo to, ką darau. Bet šiaip iš esmės viskas prasidėjo tai nuo tų pačių dalykų, apie ką ir jūs kalbate, apie trūkumą kažkokį. Tai aš baigiau iliustracijos studijas užsienyje ir pamilau ten grafiką, spaudą ir visokius tuos atviros prieigos workshopus ir panašiai, ko pilna yra užsienyje, ir grįždama čia ieškojau, kur tai daryti ir neradau. Ir tada supratau, kad nelabai aš čia turėsiu ką veikti grįžus, o labai norėjau grįžti į Kauną. Tai tada įvyko egzistencinė krizė ir tada nusprendžiau, kad reikia turbūt kažką daryti. Ir tada pradėjau studijuoti jau magistro studijas, galvojant apie būtent kažkokį verslą, nes labai norėjau, kad tai nebūtų galbūt vien tik projektiniam lėšom paremtas verslas, o daugiau toks pats save išlaikantis. Vis dar to noriu, vis dar bandau. Bet kita pusė tai buvo tai, kad aš labai norėjau tų žmonių aplinkui rasti vietą, kur aš galėčiau tuos, kuriem irgi įdomi ta pati niša, pasikviesti. Tai iki šiol ir noriu tai daryti, tai turbūt tos veiklos ten, nežinau, parodų atidarimai, kurie truputį tokie absurdiški, ten vieno darbo ant šaligatvio, tada meno rezidencijų programa, kur pasikviečiu menininkus, tai visi jie ir kyla iš to paties, kad tu nori vietos, kur pats gali kurti, paradoksaliai laiko tam nebelieka, tai tada kvieti kitus, kad jie kurtų toje erdvėje, nes norisi, kad erdvė judėtų, kurtųsi, kistų ir tai viso to prasme aš nežinau, aš matau save, aš neseniai perskaičiau Čiževskio knygą, tą Mažieji pasaulio centrai ir man labai patinka tas idėjų praktiko momentas, man atrodo, kad labai įdomu yra galvoti toj utopiniai plotmėj, o tada jau daryti prisigalvojus, tai ką ir Svetlana minėjo apie tą patirčių susirinkimą iš įvairių šaltinių ir galiausiai tu jau tada praktikoje kuri kažką konkretesnio ir bandai. Įdomus sutapimas, apie kurį aš visiškai negalvojau, kai kviečiau pašnekovus šiai diskusijai, bet Svetlana ir Gabrielė studijuoja toje pačioje studijų programoje. Svetlana, tu jau baigėjai, ar ne? Aš akademinės pasiėmiau baigiamajam darbui. Taip, bet vadovau praktinę filosofiją, magistro studijos, kurias inicijavo taip pat daugiadarbystės toks etalonas Lietuvoje, vienas iš filosofas Viktoras Bachmetjevas, kuris veikia irgi daug dalykų, bet susimažina kartais. Tai įdomu kažkaip, kad nors jūs tarpusavį gal net nebuvot pažįstamos ar ne, bet vis dėlto tą patį dalyką studijuojat nuotoliu. Tai apie studijas kalbant, manau, kad jos vis tiek, nors ir daug kas sako, kad nereikia to diplomo ir iš tiesų, pavyzdžiui, bent jau aš tai savo diplomo pagal paskirtį nesu panaudojus, bet vis tiek jos kažkiek asmenybę formuoja. Romai, tu studijavai Prancūzijoje. Ar
nežinau, ar tu gali palyginti su Lietuvos kažkiek tai studijų procesu, ten LMTA, žinai maždaug kaip vyksta, bet kiek tave paruošė studijos gyvenimui, realiam, kiek tam tokiam meniniam mąstymui režisieriaus, kuris ne visuomet turi daug bendra su realiom sąlygom? Na, Paryžiuje vis dėlto mano studijos buvo tokios tikrai akademinės ir apie kiną ir taip daugiau analizę kino taip pat. Bet 1 metus buvau išsimainęs mainų programą į New Yorką ir ten apskritai jau ta pasaulėžiūra buvo tokia labiau įprasta galvoti apie tokį ir savęs pristatymą, ir tinklaveiką, pardavimą savęs, jeigu galima taip pasakyti, ir studijų kontekste, ir apskritai. Tai ten kažkaip labai gal tos savybės lengvai buvo priimamos ir skatinamos ir mane tas šiaip iš tikrųjų labai įkvepia. Ir yra tas dalykas, kad kartais Lietuvoje tada, kai labai daug darai ir komunikuoji, tai atrodo sulauki tokio skepticizmo arba kažkokio įtarimo, kad galbūt tada kažkas negerai kaip tik, bet man tai labai artima, tiesiog man norisi, kad visi komunikuotų ir aš komunikuoju ne tik apie save, bet ir pats socialiniuose tinkluose būtinai pasidalinu įspūdžiais iš kitų kultūrinių renginių ar panašiai, dėl to, kad man kažkaip tai atrodo natūralu ir smagu, juk tai ir sudaro tą kultūrą, tą bendruomenę ir apskritai kultūra juk ir veikia tada, kai ji yra savo veikoje su visuomenė. Tai aš tiesiog, kažkaip man tokio Europoje gal apskritai yra šiek tiek to tokio snobizmo kaip tik. Tai gal tai labiau New York'e, bet to įsikvėpiau iš tikrųjų. Iš tiesų, dabar kaip pasakei, tai skamba kaip to hustle culture dalis, gal kas ne visiems Europoje yra labai įprasta ir vertinama, kad maždaug kur moko, kad netgi, tarkim, duše prausdamasis turi klausyti kažkokį edukacinį podcastą, kad tik negaišti laiko. Aš kaip tik galvojau, čia vykdamas, kad aš plaunu indus iš tikrųjų visą laiką klausydamas tinklalaidės kokias nors, nes aš kitaip negaliu tiesiog. Taip, norėjau klausti, kaip atrodo režisieriaus, kuris turi dar ir kitų veiklų, nes aš esu pati dirbusi su kinu ir turbūt dėl to buvo įdomu su tavim pakalbėti, nes tikrai yra režisierių, kurie po to, kai baigia filmuoti, montuoti, jie nebesidomi to savo filmų, jie nenori nieko turėti bendrą ten, kažkaip dalyvauti, bet tu labai aktyviai tai darai. Kaip atrodo tavo diena arba savaitė, mėnuo, ar tu taip esi dedikavęs laiką vien tik tai, pavyzdžiui, aktyvisto dabar reklaminiai kampanijai, ar jau dirbi ir su kitais filmais, galbūt dar su kažko visai kitu nesusijusiu su kinu? Ne, tikrai neskiriu viso laiko aktyvisto kampanijai, iš tiesų tai dabar viešai matoma tiesiog, bet dabar turbūt daug laiko skiriu būtent naujiems projektams ir apie kuriuos dabar ir negaliu dar pasakoti, bet ilgo metražo filmą vystymo etape, tarkim, prieš tiesiog vakar užbaigėm testinės scenos postprodukciją, tuomet ten kitus projektus rašymo etape ir, iš tiesų tai tų veiklų tikrai yra daug ir taip, aš nesu tas kūrėjas, kuris, tarkim, laukia įkvėpimo, aš tiesiog rašau, dėl to, kad jau sugalvojau, kad reikia ir jau taikau kažkokį galbūt paraiškos pateikimo datą ar panašiai ir susitaręs su kitais. Ir tu jau tiesiog skiri tą laiką. Aš dažniausiai iš tikrųjų pirmos dienos pusėje rašau, atsikėlęs iki pietų ir tuomet po pietų dirbu būtent kitus darbus, nes kažkaip šviežia galva geriau skirti laiko kūrybai tokiai tiesioginiai, o po to daugiau tokie reikalų tvarkymai. Ir taip, vėlgi, aš dirbu tos skirtingus darbus, tai aš esu ir prodiuseris aktyvisto, ir dėl to prisidedu ir prie platinimo kampanijos. Ilgainiui aš, vėlgi, naują filmą jau atitrūkstu nuo prodiusavimo, bet komunikacija yra ir režisieriaus pareigybių dalis vis tiek, dėl to, kad, tai tu turi duoti, interviu, kaip dabar esu čia, ar ne? Ir aišku, žinoma, konkrečiai ir apie filmą daug kalbėti ir vėl ir važiuoti pristatyti. Mes irgi pristatysime, sugrįšiu ir į Kauną iš tiesų rugsėjo 26 val. Romuvoje, tai visai netoli, tai kviečiu užsukti į tą išskirtinį seansą ir po visą Lietuvą ir taip toliau. Tai man tai vėlgi irgi idėja tokia menininko, kuris tik tai baigia tą kūrybinį, atseit tą kūrybinį darbą ir nekomunikuoja, tai yra atgrasi, tiesą sakant.
na vis tiek, juk turime turėti omeny, kad autorinis kinas didelė dalimi Europoje finansuojamas, na, valstybės lėšų ir man tai atrodo netgi yra neatsakingas toks požiūris. Na tai vis tiek, net jeigu tai yra autorinis kinas ir jis turi teisę būti sudėtingas ir galbūt net neįdomus visiems, bet tai tu turi bent jau dėti pastangas, kad jis pasiektų tuos, kuriuos tai domina. Bet žinoma, Aktyvistas nėra toks filmas, kuris nesuprantamas visiems, čia atvirkščiai, aš čia nenorėjau prilyginti to. Bet labai gera pastaba tavo iš tiesų. Ačiū. Taip, ir manau, kad jo, šiuolaikinio meno kontekste tas yra labai svarbu, kad žmonės ir išdrįstų patys pradėti kalbėti, gal kai kam tai yra ir kažkokie nauji įgūdžiai turbūt, kurių reikia mokytis, kaip bendrauti, kaip galų gale nusifilmuoti save reelsui, žiūrint į kamerą kažkaip ir neužsikirsti. Tai yra turbūt įgūdžiai, kuriuos reikia praktikuoti, ar ne? Aš nelabai moku reelsų irgi, aš story labiau, nes tada išnyksta, tai mažiau atsakomybės. Kino režisierius kalba, sako, išnyksta, ten viskas gerai. Bet jo, aš manau, kad reikia nesigėdyti ir tuos įgūdžius tikrai jau pralaužti, tuos stereotipus kažkokius apie tai, kad komunikuoti apie kūrybą kažkaip nupigina kūrybą. Nu tai visiškai atvirkščiai. Tai tu gali, kad ir kokią ten žiauriai sudėtingą kūrybą, bet tai tu ir komunikuoji, kaip čia vat sudėtinga, kas čia tave įkvepia, tai prašau, tai kodėl ne? Svetlana, kaip tavo atrodo darbo diena, para, savaitė? Romas kalbėjo apie darbingus rytus, kaip pas tave? Pas mane pagal poreikį. Vakar buvom gimtadienį jūsų. O šiandien ryte atsikėlus kuo anksčiausiai, nesvarbu, kad šeštadienis ruošiau paraišką LKT. Nes antradienį deadline'as, ar ne? Taip, tai ir dar daug kas nepadaryta. Bet aš labai atsiprašau, gal mes galim šitų žmonės iš saulės paprašyti į pavėsį. Jo, jūs galite ateiti su kėdėm čia arčiau iš tiesų, jeigu jums labai karšta, tikrai nieko nesugadinsite. Čia pirmoje eilėje nėra saulės. Jo, iš tikrųjų, man labai gražus yra rytai, bet aš esu pelėda. Ir visą gyvenimą iš tikrųjų aš dirbu tai prie vieno, tai prie kito savo trūkumo, tai šiuo metu aš dirbu prie pelėdiškumo, aš noriu būti vyturys. Ir aš tikrai noriu ryte rašyti, nes ta ramybė, tyla ir dar tas rūkas už lango, jis yra pasakiškas, bet tuo pačiu naktis yra lygiai taip pat unikali, kai niekas tau nieko nerašo, niekas nepaskambins, visi miega ir tada tu gali kurti. Bet vėlgi, kaip ir minėjau anksčiau, viskas priklauso nuo vidinio to noro, nuo poreikio. Aš išmokau vieno dalyko, aš išmokau nedirbti pagal sąrašiuką, nes aš tiesiog jaučiu, kad kažkas gali palaukti, kažkas turi būti padaryta šiandien. Ir sudėlioju prioritetus, bet jie nėra tokie geležiniai, kad jau čia aš nuo šito darbo neatsitraukiu, kol jo nepabaigsiu. Taigi, va taip kažkaip intuityviai, labai daug intuicijos iš tikrųjų naudoju savo ir kasdieniam gyvenime, ir bendravime su žmonėmis, ir labai tuo džiaugiuosi, ir tikrai tiesiog taip. Man, pavyzdžiui, kaip tik aš, kai pradėjau taikyti tokias griežtesnės technikas, Pomodoro, pavyzdžiui, technika mano šių metų atradimas, kur 25 minutės nedarai daugiau nieko, tik tą darbą, paskui ilsiesi, bet nežiūri telefoną. Tai pastebėjau, kaip greit galima viską padaryti, net tuos darbus, kurie užtrukdavo, tarkim, 5 valandas padarau per 2,5. Tai, bet čia turbūt taip, gal kažkada pavargsiu nuo to ir vėl grįšiu prie labiau intuityvaus tokio planavimo. Gabrielė, kaip tau? Žinau, kad tikrai galima gauti iš tavęs laiško atsakymą, parašęs tavo pirmą nakties, po pirmos 5 gauti atsakymą. Kaip sekasi suderinti tai, kai darbas yra kartais ir namuose, ir taip arti namų iš tiesų fiziškai? Tai šiuo metu ties tuo ir dirbu. Man atrodo, mano šių metų tai yra ribų brėžimas, savo pačios galimybių turiu omeny, bet kartu ir ribų kitiems brėžimas. Man atrodo, kad gal kultūros srity dažnai tos ribos, nebūtinai gal tik kultūros srity, bet šiaip tokia darbo, pati dabar tas darbo suvokimas toks yra gal keistokas man ir aš noriu, viena iš priežasčių, kodėl pradėjau studijuoti ir yra, kodėl, aš noriu pagalvoti apie tą darbą ir ypatingai kūrėjo kaip darbuotojo tą
įvaizdį arba neegzistuojantį įvaizdį iš tiesų. Tai aš pradėjau daugiau žiūrėti į savo dieną kaip į darbo dieną ir man pasidarė lengviau viską nudirbti. Sąrašas man yra labai svarbus, tai mano šiaip darbo dienos būna, šiaip visos dienos yra neįtikėtinai chaotiškos, nes nuolatos kas nors užeina į studiją, nuolatos kas nors parašo, paskambina. Anksčiau labai nemokėjau pasakyti ne, tai dabar bandau atpratinti visus, kad jau pradėjau sakyti ne, tai dabar užtruksiu, kol kiti įpras. Tai tos darbo dienos trunka, šiuo metu aš stengiuosi nedirbti ilgiau iki 7, įsigijus šunį gyvenimas pagerėjo ir dėl to, kad atsirado labai aiškios ribos, rytiniai pasivaikščiojimai, pertraukėlė dienos metu ir vakarinis ilgas pasivaikščiojimas, atsiradus paskaitoms atsirado dar viena dalis gyvenimo, kuri labai gerai sustato tas pačias ribas. Bet šiaip, kaip ir ketvirtadienį rašiau čia, tai kartais būna tokių dienų, kai atrodo, kad, toks truputį kaip pamišėlis, toks durnelis, lakstai visą dieną, atrodo, kad kaip žiurkėnas rate nieko nesupranti, kas vyksta, viską darai vienu metu ir nelabai kartais išeina sustabdyti, tiesiog taip reikia. Tai tada tokią dieną išgyveni ir galvoji, kad kitą dieną reikės šiek tiek kitaip kažkaip bandyti. Romai, tu paminėjai, kad ir dabar dalyvauju čia dėl filmo ir minėjai, kai sustikome čia Nepriklausomybės aikštėje, kad vakar buvo Klaipėdos bienalės atidarėme ir dabar atvažiavai čia, o pavyzdžiui važiavimas į Klaipėdos bienalę, tu laikai tai darbu, nes tu vis tiek šmėžuoji dabar tarp žmonių, galbūt tave nufotografuos ir parašys kino režisierius, tada žmonės, režisierius, naujas filmas, nueisiu. Ar čia yra tokia asmeninės rinkodaros dalis, kad tu važiavai į Klaipėdą į bienalę ir dabar esi Kaune? Ar vis dėlto tau tiesiog smagu ir įdomu bienalė? Kur yra ta riba tarp kada aš dirbu ir kada aš nedirbu? Nes man, pavyzdžiui, aš ir pati kartais pasimetu ir žmonės kartais labai mane ir taip nustebina, nes aš ateinu tiesiog į renginį pasimėgauti jo ir man sako, tai rašysi kažką. Aš sakai, ne. Bet suprantu, kad žmonės to iš manęs tikisi, nes turbūt, nes aš tai dažnai darau, bet kartais pati savo turiu pasakyti, kad aš neprivalau iš kiekvienos parodos įkelti storio, nes aš tiesiog galiu kartais tiesiog pabūti. Ar tu leidi savo tiesiog pabūti, ar vis dėlto tu esi kino režisierius Romas Zabarauskas? Tu tiesiog skrodžiantis žurnalistės klausimai. Bet, čia šiek tiek, manau, per vidurį tiesiog, kad vis dėlto gal apskritai mano santykis su šiuolaikinė meno scena yra toks, atsipalaidavęs santykis, nes vis dėlto aš tikrai nedirbu toj industrijoje, tam lauke ir tada tas bendravimas su meno žmonėmis, kurių vis tiek pažįstu tikrai daug, nes kažkaip iš tikrųjų daug lankausi meno parodose, toks jisai neįpareigojantis, nes nieko neatsitiks, jeigu ką nors įžeisiu, kaip sakant, jie nebus tose komisijose, kurie sprendžia dėl mano darbų ir panašiai. Bet kita vertus, yra tiesos, kad Klaipėdoje irgi turėsime išskirtinį seansą po kelių savaičių aktyvisto ir galvojau, gal dar kažką dar sudomins užsukti, nors iš tikrųjų sutikau daugiau Vilniečių ir gal daugiau Vilniečių dar paraginau užsukti į filmą. Bet aš manau, tai taip nuoširdžiai atsakiau, bet iš kitos pusės, vakar vis dėlto ten ir nebuvo kažkoks, kaip raudono kilimo renginys, ten toks, vis dėlto tikrai buvo smalsu pamatyti ir tai tik tiek, kad tiesą pasakius prisipažinsiu, kad būtent dėl darbų gausos mes atvykome jau užsidarius pačiai parodai ir tada šiandien turėjome čia atvykti ir irgi tada nebespėjom nueiti ir tai dėl to sugrįšiu ir pažiūrėsiu dar parodą tada, kai atvyksiu su filmu. Bet čia irgi išdavei tokį dažną daug dirbančių su keliais projektais nuolatos arba visiškai skirtingų veiklų turinčių žmonių, kad darydamas vieną nebespėjai kito ir tada dar trečias nukenčia. Susidari dažnai su tuo, kad tenka rinktis ir tada nebepasirinki nei vieno, kaip tas asilas tarp dviejų šieno kupetų. Bet tai čia šiuo atveju vis tiek, čia nebuvo darbas, ta prasme, kad aš niekam iš vis neįsipareigojęs buvau ir panašiai, ir tiesiog norėjusi palaikyti. O plačiau, tai vis tiek stengiuosi žiūrėti atsakingai ir neprisimti tiek darbų, kurių nespėčiau. Kita vertus,
konkrečiai šis ruduo, pripažįstu, yra ekstremaliai man užimtas, dar taip niekada nebuvo iš tikrųjų, nes tiesiog atsirado tokių ir galimybių, kurių negalėjau atsisakyti. Bet, na, vis tiek aš vėlgi mėgstu, na, atkreipti dėmesį, kad, na, dauguma kūrėjų juk dirba, na, įvairius darbus dėl pragyvenimo iš tikrųjų, na, ir tuomet derina savo kūrybą su kažkokiu būtent, irgi tiesą sakant, dažnai netgi būtent nuo 8 iki 5 kažkokiu darbu. Tai toks derinimas yra lygiai tiek pat, jeigu ne dar labiau užimtas, tai paprasčiausiai ta paprasto darbo dalis lieka nematoma, dėl to žmogaus vieša tapatybė atrodo tokia nuoseklesnė galbūt, bet mano atveju aš jau ilgą laiką dirbu tik prie savo filmų ir savo kūrybos paprasčiausiai, na, skirtingose rolėse. Tai nesijaučiu iš tos pusės, kad, na, žymiai daugiau to darbo yra. Na ir kitas dalykas yra dar, kad, na, bet man patinka dirbti ir aš ėjau, na, ilgus metus į terapiją ir tai buvo vienas iš klausimų, kurį kėliau, kad, na, galbūt aš per daug dirbu ir vis dėlto kartais dirbu būtent ir vakarais, ir savaitgaliais, nors stengiuosi dirbti mažiau ir tuo metu. Ir terapeutė kažkaip labai atsimenu, kad paklausė, o kodėl tai yra blogai? Ir aš sakau, ne, bet čia kažkaip, nu vis tiek, nes čia toks persidirbimas. Bet jinai sako, bet jeigu jums patinka, tai... ir tai tiesa, iš tikrųjų aš dievinu savo darbą ir aš esu labai dėkingas, kad aš galiu daryti tai, ką galiu. Ir tai yra didžiulė dovana. Taip, labai manau, kad teisingi žodžiai, tas apie savęs įsiklausimą, kaip Svetlana irgi tu minėjai, tas darimas tai, kas tau patinka, yra didžiausia laimė. Svetlana, atsimenu, kad tavo festivalis, nu, gal jūsų, bet vis tiek man jis toks Svetos festivalis kažkaip, IPMA Festival, tarptautinis fotografijos ir medijų meno festivalis. Į pirmąjį festivalį tau pavyko prisikviesti tikrai didžiulę žvaigždę tuo metu, Boris Eldakson, kuris buvo išgarsėjęs tuo, kad laimėjo su dirbtinio intelekto sukurta fotografija konkursą tarptautinį ir neva tai visus apgavo. Kas dabar jau skamba gana juokingai, kaip per keletą metų tai pasikeitė mūsų santykis turbūt su tuo, bet ne apie dirbtinį intelektą klausimas mano kol kas. Ir manau, kad tas jo vizitas atvėrė festivaliui nemažai kelių ir tu minėjai, kad šiais metais dalyvavai jau tarptautinėme suvažiavime tarptautinių fotografijos ir medijos menų festivalių. Kai tu bendravai su tais žmonėmis, kurie irgi yra festivalių vadovai, kuratoriai, kokius tu matai skirtumus? Vakar kalbėjom su Virginija Vitkienė apie Lietuvos sezoną Prancūzijoje, kaip skiriasi dalyvių, žiūrovų įpročiai mokėti už kultūrą. Tai vat, įdomu, kaip skiriasi žmonių darbas ir to darbo įvertinimas finansinis turbūt ir požiūris institucijų kitose šalyse. Kiek žinau, jums teko gerokai pakovoti dėl kultūros tarybos finansavimo. Tik tai 3 festivalio finansuoja kultūros taryba. Tai lygindama save su kitais, kaip manai, ar galėtų, čia toks ilgas klausimas, ar kultūros žmonių Lietuvoje darbo padėtį galėtų palengvinti kitoks požiūris iš valstybės, iš kitų finansuotojų, nežinau. Kaip yra kitur? Ar kitur žmonės irgi tiek daug dirba? Na, iš tikrųjų, šitame klausime aš kokius 6 turbūt klausimus išgirdau. Labai įdomu. Tai visus tikrai neatsakysiu, negaiškime mes čia laiko, bet aš visų pirma noriu pasakyti, kad festivalį nuo pat pirmo festivalį aš turiu tikrai kelis žmonės, kurie man labai labai padeda ir vienam festivaliui suorganizuoti tiesiog nerealu. Tikiuosi, kad su laiku mes pritrauksim daugiau motyvuotų studentų, bet apie motivaciją irgi atskiras pokalbis, apie tą varomąją jėgą, kuri ir vadinasi motivacija. Apie kultūros sektorių ir apie finansavimą Lietuvoje. Aš kultūros tarybai rašiau projektą 5 kartus ir iš 5 karto gavau šiokį tokį finansavimą, jis tikrai labai labai mus nudžiugino. Dar ir Kauno savivaldybė davė truputuką, kas irgi mums yra labai labai gerai. Dar nerašiau tarptautinius fondus, bet tą irgi darysiu ir galvojau, kad čia, Jėzau, mes tokie vargšiukai, Kauno taryba, Lietuvos kultūros taryba mažai pinigų turi, neužtenka, paprasčiausiai visiems neužtenka, nes mūsų yra daug ir turbūt tų dėmesio vertų projektų tikrai pas mus yra labai daug ir dėl to, man atrodo, mes galime tik tai pasidžiaugti.
Bet taip pat yra ir kitų būdų. Pavyzdžiui, praeitais metais mes šitą milžinišką festivalį Žilinsko galerijoje, kuris buvo per visus 3 aukštus, mes padarėme be LKT, be Kauno miesto savivaldybės. Vien todėl, kad buvo tokia atitinkama vadyba ir buvo tikslas, buvo sumanimas, kurio tikėjome ir buvo privatus žmonės, kurie investavo į festivalį, nes norėjo pamatyti tą mūsų papasakotą idėją. Ir manau, kad ateityje tą irgi reikia daryti, bet tam reikia labai daug energijos ir labai daug tokios kažkokios vidinės stiprybės. Reikia tikėjimo tuo, ką tu darai, bet kas yra festivalis? Aš labai mėgstu save pakritikuoti. Ateis žmonės pažiūrėti nuotraukas. Gerai, fotografams tas yra įdomu, bet prie nuotraukų yra aprašymas. Aprašymą reikia skaityti. Tam reikia laiko, tam reikia pastangų. Tai yra, ne taip jau paprasta. Dar reikia įsigilinti, dar reikia pagalvoti, dar reikia galbūt padiskutuoti su to, kas yra šalia tavęs, arba tiesiog skirti tam atitinkamai laiko. Sutikite, netgi iš mūsų, ne visi taip darome, iš kultūros lauko žmonių. Taigi, bandydama atsakyti šitus klausimus, bandau pasiūlyti ir įvairiausius sprendimus, ir ekskursijas, ir edukacijas. Šiais metais mes turime unikalias erdves su edukacinė salė atskira. Paskelbėme Open Stage. Į tą Open Stage gali savo pasiūlymus siūsti visi meno lauko atstovai ir tokiu būdu mes norime pritraukti meną į festivalį, mes norime pritraukti menininkus ir taip, kad menas visaip su to festivaliu komunikuotų, kad tai nebūtų tiesiog erdvė, kurioje pakabinti paveikslai ir ateik ir žiūrėk ir skaityk. Ne. Dar į savanorius šiais metais planuojame įtraukti seniorus. Labai norime, kad pas mus būtų bent jau bandyti, kad pas mus būtų panašu taip, kaip yra užsienyje, kaip yra kitose Europos šalyse, kai savanoriai labai aktyviai dalyvauja festivalių veiklose, kultūrinėje veikloje. Jie tiesiog jaučiasi kultūrinio gyvenimo dalimi, pas mus taip nėra. Nors čia šitoje kultūros mugėje turbūt, 30% yra seniorų ir jie daugiausiai klausinėja ir jie yra be galo smalsus. Taigi manau, kad ir šitas sumanymas priartina festivalio turinį prie eilinio žmogaus ir atskleidžia festivalio idėją. Tarsi ant padėkliuko, ant lėkštutės, kiekvieną projektą, kiekvieną menininką, kuris atvažiuoja, padeda ir atskleidžia. Žodžiu, bet... Tai iš užsienio labiau parsiveži tokių idėjų, o ne... Pamiršau tavo klausimą. Labai gerai atsakyti tai, ką norėjai sakyti. Tu kalbėjai apie tą vidinę jėgą ir motivaciją. Kas tau asmeniškai yra tai? Iš kur tu semiesi jėgų? Iš jų klausiu taip tokių gana konkrečių patarimų žmonėms, kuriems nekyla rankos rašyti projektų ir visa kita. Kas tau padeda, nežinau, gamta, gyvūnai, kinas, maistas? Čia iš praktinių patarimų turbūt būtų toks, kad atrasti tai, kas tave įkvėpia. Nes tas įkvėpimas ir motyvacija, jis atsiranda kiekvienam ir mes žinome, kad čia įkvėpimas. Ir jeigu analizuoti, iš kurgi ir kokiu metu jis atsirado, galima surasti tam tikrą ryšį tarp to, ką tu darei prieš, kaip tu gyvenai, galbūt kur tu nuėjai, su kuo tu bendravai ir nuo ko tas tavo įkvėpimas priklauso. Aš turiu, aišku, savo. Jie nėra tokia tabletė, kuria visiems tiktų, nesvarbu, kas jūs esat. Tai turbūt savianalizė būtų tas kelias. Bet vėlgi, nežinau, man labai iš tikrųjų liūdna matyti jaunų žmonės, kuriems trūksta motyvacijos, kuriems trūksta kažkokio noro kažką daryti, o toks tiesiog plaukimas, kasdienybė, kuri kartojasi diena iš dienos.
ir elementarus nenoras kažką pakeisti, nes tai yra sudėtinga ištraukti save iš lovos, daleiskim, priversti save kažkur nueiti, kažką pažiūrėti, bet kai tu save priverti vieną kartą, paskui kažkaip atsiranda vat būtent tas įsivažiavimas, ta inercija ir iš inercijos gimsta nuostabus dalykai. Gabrielė, tavo studijoje tikrai neretai galima sutikti praktikančių, nežinau ar praktikantų, bet praktikančių tikrai susitikusi. Kodėl tau atrodo svarbu dirbti su jaunesniais žmonėmis, perduoti jiems informaciją, ar tai yra noras užsiauginti savo kolegas, ar kažkokia dar didesnė misija, uždegti ugnelę, apie kurios trūkumą Svetlana ką tik šnekėjo? Ir ar nėra, tai kartais nemanai, kad gali būti toks laiko gaišimas, nes vis dėlto nieko neišmoksta ir išeina tokie... Aš tai dar turiu labai daug apie šitą pasakyti, bet dar noriu sugrįžti tą finansavimo dalyką. Vat aš irgi ką tik grįžau iš rezidencijų tinklaveikos tokio sutikimo Švedijoje. Ir ten mes kalbėjom, buvo lietuvaičių delegacija, buvo daug iš šiaurės šalių ir kalbėjom apie finansavimą. Ir man atrodo, čia galima grįžti, kalbant apie finansavimą ir šiaip bendrą kultūros lauką Lietuvoje, į tą, kad pats menininkas ir pats kultūros operatorius turi save žiūrėti irgi rimtai. Čia neaišku, ar višta ar kiaušinis, nes mano patirtis su kultūros taryba nėra labai bloga. Tikrai aš labai dėkinga, turiu finansavimą, dalinį, pirmą kartą parašiau projektą, kažką gavau, nuostabu. Bet mane labai nustebino jų komentaras vienas, kai jie sumažino man per pusę sąmatą ir pasakė, kad mano pačios alga buvo nepagrįsta. Ir tada šiaurės šalių finansuotojai, būtent su taryba kalbėjau ir kalbėjau apie paraiškas, kaip jas pildyti, pati esu gavusi iš jų keletą kartų ir jie sako, jeigu tu neįsirašai administracinių lėšų, tai mes tikrai nefinansuosim, jos turi būti pakankamai didelės, kad mes matytumėm, jog projektas bus įgyvendintas. Vėlgi, kitas požiūris. Ir tada skaitė pranešimą iš Šveicarijos rezidencijų centras, kurio metinis biudžetas yra 1 milijonas šveicariškų frankų, kas yra daugiau negu pusė Lietuvos valstybinio kultūros biudžeto, man atrodo. Ir visa tai yra iš paveldėjimo, ta prasme, ten viena turtinga šeima ir tada kažkiek gauna iš privačių investuotojų, ten 20%. Ir tada jau jis ten pasakoja apie tai, ko nereiktų daryti, kaip kviesti menininkus ir panašiai. Tai tokie 3 visiškai kitokie būdai gauti finansavimą ir tada tai, kaip tie žmonės save pozicionuoja, kalbėdami apie kultūrą ir būdami kultūros operatoriai, menininkai, kūrėjai, yra visiškai kas kita, nes mes, man atrodo, truputį pamirštam. Ir tada visą tai visai gerai suplaukė į klausimą apie praktikantus. Aš tai ir su pačiais praktikantais, kurie pas mane ateina, ir su kitais žmonėm, pas kuriuos eina praktikantai, kalbu, kad aš iš vis nesuprantu tokio dalyko kaip neapmokama praktika. Man atrodo, kad tai yra visiškai... kad aš žinau, kad daug kas nesutiks, bet mano manymu visų pirma tai pradėti savo... Aš priemu tik tos praktikantus, kurie ateina kaip... jie ateina įgyvendinti dalį savo studijų programos realiai. Tame jau iš esmės, man atrodo, yra labai daug problemų ir aš su jais pačiais apie tai kalbu ir aš į tai daugiau žiūriu kaip į savanorystę, todėl grafikas gal laisvesnis, ten daro daugiau projektus, kuriuos jie nori padaryti. Aš nesuprantu, kodėl pas mane turėtų ateiti žmogus, dirbti 1 mėnesį pilną etatu, nieko už tai negauti, kodėl valstybinė institucija, kuri gauna krepšelį, tada remiasi privačiais verslais, ypatingai juokinga mano kontekste, kur aš dirbu viena ir jiem atrodo, kad aš turiu mokyti studentus kažko, ko jie negali išmokyti. Aš suprantu, kad praktiką gauti yra sudėtinga jaunam žmogui, kita vertus, man atrodo pakankamai neetiška paleisti studentą į darbo rinką ir pirmą patirtį toje srityje, kur jie studijuoja, duoti tokią. Sveikas, prašom, eik nemokamai mėnesį padirbk. Man atrodo, kad čia irgi pradžia yra to formavimo, tada to tokio keisto suvokimo apie savo kaip menininko darbą, kaip kūrėjo, kad tu jau pradėjai be jokių įgūdžių, neapmokamai ir tada tęsinyje irgi dar dažniausiai ir aš pati ir visi kiti, kiek žinau,
gal ne visi, bet tikrai daug iš mūsų, nu tada kokius 5 metus taip ir dirbi, pusiau mokamai, pusiau neapmokamai, pusiau pusvelčiui. Tai man tiesiog atrodo, kad čia yra ir menininko kaip darbuotojų suvokimas ir reikia kažkokių, labai džiaugiuosi, kad bienaliai, mačiau, bus bandantį įsikurti tą meno darbuotojų profsąjungą. Aš irgi dalyvavau tose įstatiniuose ten susitikimuose, aš manau, kad tai yra labai svarbu turėti kažkokią teisinę bazę, galų gale kaip rašyti kontraktus, edukuoti žmonės ne tik apie tai, kaip kurti meną, bet ir apie tai, kaip tai daryti šitoje rinkoje, šitoje sistemoje ir kad tai yra darbas. Iš tiesų jo, turbūt ne vienas iš mūsų nedirba šioje srityje dėl pinigų, bet kaip vakar diskusijoje apie Kauno ateitį buvo nekartą pasakyta, kad labai gerai, kai valdžia netrukdo. Tai yra labai gerai, kai pinigų trūkumas netrukdo. Turbūt kažkaip ir įdomi ta, labai gerai, kad pasidalinai tą kultūros tarybos pastabą apie per didelį atlygį. Romai, kokiu tu esi atradęs įrankių, kurie tau palengvina darbą? Įdomu, čia jau labiau aš apie tokius tips and tricks klausiu, žinai, pavyzdžiui, ChatGPT, ar tavo yra kasdienis koks nors asistentas, gal dar ką nors tokio technologiškai pažangaus naudoji savo darbe? Na, iš tiesų tai esu gana senamantiškas ir naudoju tokią užrašų sistemą pagal knygą Getting Things Done. Labai gerai. Ir tai ta sistema yra, kad vienas lapas A4 yra, užduotis to do, ką reikia padaryti. Antras lapas yra laukiama, reiškia, pavyzdžiui, kad, aš laukiu, kol man atsiūs tą ir tą, arba laukiu, kad tas padarys tą ir tą darbą. Dėl to, kad jeigu nėra to susižymėjimo, ko tu lauki, tai arba jeigu tu tą žymi kartu su tuo, ką tu turi padaryti, tai yra per daug psichologiškai sunku pakelti tokį kaip nerimą, kurį kelia ta skirtingų darbų ir užduočių gausa. Ir dar trečias lapas yra projektai, kur yra tokios labiau ilgalaikės idėjos, tu jas užrašai, kad tau jų nereiktų irgi prisiminti, bet tu prie jų gali grįžti ten kas pusę metų ir panašiai. O tuos jau reiškia 2 pagrindinius popieriaus lapus, tai aš kas savaitę, o dažnai iš tikrųjų ir dažniau aš jau tiek persibraukau, kad tada perrašau. Ir tas procesas labai malonus, nes iš tikrųjų tu jauti, kad tu jau padarai tas užduotis, dabar tu iš naujo užrašai. Pavyzdžiui, jeigu kažkuri užduotis labai ilgai jau visą šią perrašau, aš galvoju, tai gal jos nereikia daryti, arba tai gal tada reikia paskubinti. Dar tas užduotis, kurios yra prioritetinės, arba kurių laukiu prioritetinę tvarką, tai aš jas dar apsibraukiu. Tai tada vizualiai matau, kad čia jau reikia padaryti. Tai tokia yra paprasta sistema, bet iš tikrųjų jinai padeda susitvarkyti. Jo, turbūt svarbiausia sistemos laikytis. Kadangi toks kaip žaidimas ir tikrai malonu, tai ir tada nėra taip sunku jos laikytis iš tikrųjų. O ką, Romai, darai, kai niekas nebedžiugina ir nieko nebegali išspausti iš savęs? Kokie efektingiausi būdai yra pailsėti? Bet čia, žinok, mano gyvenime yra atvirkščiai, man yra sunku ilsėtis, o ne dirbti. tai aš labiau turiu priversti save kažką daryti tokią neįpareigojančią ir iš tikrųjų tai yra neįtikėtinai sunku. Tai man atrodo, aš su tuo labiau stengiuosi dirbti ir aišku, kodėl, man patinka keliauti ir pavyzdžiui, Bienalė ar ne, Klaipėdos, bet, ir kai, nežinau, iš tikrųjų, tai žinoma, pažiūrėti filmą, bet tai tada vėl čia kino tas pati industrija, serialą gal, ir ar pasigaminti valgyti, bet sunkiau yra su tuo laisvalaikiu iš tikrųjų. Bet aš supratau, kad aš supratau, kad tai nebūtinai yra tokia jau didelė problema, nes jeigu man kelia malonumą darbas. Nes čia ir yra problema, kad viena vertus taip, iš vienos pusės daug žmonių tarsi persidirba irgi iš to perfekcionizmo, galbūt nori padaryti per daug tobulai ten ar panašiai. Bet iš kitos pusės yra tada kitas toks kraštutinumas, kur tu staiga įsitempi, kad aš būtinai turiu turėti kokybišką laisvalaikį ir eiti į jogą ir ten ryte sportuoti. Bet tai kodėl? Tai tada tas pasidarys dar daugiau įtampos nuo to ir kažkaip irgi nesinori tą kitą kraštutinumą nueiti.
tiesą sakant, mane labai erzina viešumoje tokie pokalbiai apie kaip tobulai sutvarkyti savo darbo dieną ir ten darbo ir laisvalaikio balansą. Aš tikrai irgi stengiuosi ten savaitgalį mažiau dirbti, arba jeigu rašau kolegoms laiškus, juos užstatau keliasdešimt laiškų pirmadienio rytui. Štai darau. Tai reikia. Padarau ten nelygiai 8 po 8:17, pavyzdžiui, kad neatrodytų, kad užstačiau. O čia tobulą, aš šitą nelabai naudoju, nes man visai patinka, kad žino, kad aš, reiškia, kankinausi, bet gal reikės pereiti prie šito. Bet žodžiu, reikia gerbti tą laiką kitų žmonių ir savo, bet jeigu aš toks esu, kad man patinka dirbti, aš nenoriu savęs dėl to kaltinti taip pat. Svetlana, kokias svarbiausias pamokas tave išmokė festivalis, šis, kuris jau prasidės 3 netrukus? Viena labai didelė, labai svarbi pamoka. Jeigu nori kažkam parašyti ir paklausti, pasiūlyti, pakviesti, imk rašyk, nesvarbu, ar tai šlavėjas, ar tai prezidentas. Ir Esi Nausėdai rašęs rimtai? neturiu tikslo jam rašyti. Bet va taip, pats pirmas festivalis ir Aldaksenas, nežinau, tai iki šiol rašau žmonėms, kuriems galbūt anksčiau pabijočiau rašyti, bet gaunu visokių atsakymų, bet aš išmokau net nereaguoti, jeigu tas atsakymas nėra toks, kokio aš tikiuosi. Tiesiog, neįdomu. Gerai, einam toliau. Taip. Gabrielė, Kaunas dažnai pristatomas versliu miestu. Ar lengva meno žmogui verslo pasaulyje? Ar lengva tau persijungti tarp buhalterijos ir iliustracijos ir taip toliau? O gal kaip tik ta Kauno versli aplinka padeda? Aš savęs gal verslininkė labai nelaikau, nes vėlgi čia iš tokio neturėjimo kur dėtis tas verslas yra. Jeigu kažkas man galėtų suteikti tą darbo vietą, tai džiaugčiaus. Bet nežinau, Kaune, man atrodo, smulkiam verslui gal nėra ten tokiam kaip aš iš vis. Nelabai gal yra ta vieta kažkokia parašta, bet aš nelabai jos ir tikiuosi, nes kiek tokių verslų yra iš vis. Kiek žmonių yra, kuriems to reikia. Jų nėra labai daug ir man atrodo, kad galima aptarnauti tą auditoriją mažom reikmėm. Pati norėčiau savo išsimokėti didesnį atlyginimą, bet čia jau nuo manęs priklauso. Pasirašyk savo paraišką. Taip, nuolatos rašausi įsakymą apie Gabrielės Gudaitytės komandiruoti pinigus, ten dar kažką pasirašau abiejose lapo pusėse. Labai juokinga šiaip yra visa šita dalis, bet kartu smagu, gali gauti kažkokį priedą, išmoka viršininkė. Bet iš tiesų tai nežinau, aš kažkaip nenoriu skūstis, nes aš pati šitą pasirinkau daryti. Ir tai, kad aš esu prasta verslininkė, aš tikrai esu prasta verslininkė, čia irgi mano pasirinkimas. Aišku, kita vertus, 4 metus veikia įstaiga, vis dar veikia, tai gal nėra tokia ir prasta ta verslininkė, nežinau, nelabai aš apie tai galvoju gal. Man gal svarbiau, kad ten būtų ką veikti, kad man pačiai būtų smagu, kad galėčiau išgyventi ir tiek. O šiaip vienas svarbiausių dalykų tai turėti buhalterį, kuris tvarko paraiškas, nes labai daug laiko sugaiščiau ir klaidų pridaryčiau. Deleguoti darbus labai svarbi pamoka. Žinai tokį anekdotą, kaip Šiaurės Amerikos čiabuviai vadina prastus medžiotojus? Vegetarai. Tai čia prastas verslininkas, kas kultūrininkas. Šiaip pritarčiau gal. Turim svečių užsukusių mūsų paklausyti, tai turite progą užduoti klausimus šiems nuostabiems kūrėjams, organizatoriams, verslininkams, kauniečiams, vilniečiams. Turime mikrofoną ir rožinį tašką kairėje scenos, tai nesidrovėkite, jeigu turite galbūt palinkėjimų jiems jų veikloje, o gal kažkokio nors paskatinimų, kritikos, nedaug dieve, mes esam viskam atviri, tai labai lauktume bent kokio vieno, o gal ir 2 klausimų. Visi viską žino, nes jūs sako, turim klausimą, labai gerai. Sveika, Giedrė, ar pasieksi mikrofoną? Nusimk, jau ką. Ne, nemoku. Tai aš galvoju, kad labai naudinga tema, nors nuo kultūros ir visų tų vesų tolokai, bet gavau pamokų, kad nereikia kaltinti savęs, kad tu neatsilsi ir sukiesi kaip šitame.
čia geriausia pamoka, nes aš persirengiau automobilyje, ką tik ėjau, dabar atėjau čia ir vakare dar kažkur. Tai va, labai, nežinau, kaip bus šitiem, kas žiūri jūs internetu, bet klausimų iš savo pusės neturiu, bet paskatinimą, kad galima daryti tai, kas atrodo neįgyvendinama ir svajonės pildosi netgi nesvajojant, tai žinokit, už jūsų tuos žodžius tikrai ačiū. Ir jokių klausimų. Dirbkim, gyvenkim ir siekimės. Ačiū labai, Giedre. Tai dar turim kelias minutės, aš norėčiau tada dar suteikti progą Romui papasakoti apie savo filmą, kuris yra filmuotas Šilainiuose gimtosiuose Gabrielės. Tai Romai, tu papasakok apie filmą, tada Svetlana apie festivalį trumpai, porą sakinių ir Gabrielė, tu apie savo leidybinius galbūt planus šių metų dar galėtum užsiminti. Na tai iš tiesų ilgometražo vaidybinis filmas Aktyvistas yra detektyvas, kurio pagrindinis veiksmas vyksta būtent Kaune, Šilainiuose. Ir pagrindinis veikėjas Andrius, jį vaidina Robertas Petraitis, matytas Pietinio kronikose kaip Mindė, gavęs sidabrinę gervę už šį vaidmenį šiemet. Na ir jis vaidina kaunietis spaustuvės darbuotoją, kuris infiltruojasi, taip, čia viskas susiję, kuris infiltruojasi į neonacių gaują tam, kad rastų savo draugo žudiką. Tai ir, tame kelyje įvyksta daug įvairių dalykų ir pasimeta tiesa ir melas. Tai iš tiesų, nuo rugsėjo 19 dienos šį filmą rodys visos Lietuvos kino teatruose, o dabar jau yra paskelbti išskirtiniai seansai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Tai kviečiu labai stebinčius čia ar transliaciją įsigyti jau bilietą į vieną šių seansų ir tada turėsim progą vėl susitikti. Ir netgi pasakysiu jums esančiams čia ypatingai, kad, kadangi, žinoma, reikia daryti viską labai daug, tai rugsėjo 20 jau minėjau, kad bus išskirtinis seansas Romuvoje 6 valandą, bet 3:50 vesiu ekskursiją Šilainiuose, atskleisdamas 3 filmavimo vietas ir papasakodamas apie užkulisius. Tai ši ekskursija yra nemokama, tai yra Čiurlioniui 150 programos dalis ir į ją reiktų užsiregistruoti, rasite nuorodą mūsų aktyvisto Facebooko puslapio paskyroje. Tai va. Su Čiurlioniu tai geras dar plotvistas. Čia niekaip nesusiję, bet 150 dar. Tiesiog dėl to, kad jie daro tą patį savaitgalį ir aš negalėjau leisti, kad, komunikuotų jie tada be mūsų. Tai kaip, reikia įsiterpti. Jo, labai geras šitas. Visur galima rasti progą pasivaidenti. Svetlana, festivalis spalio 1 atidaromas. Kokia jo pagrindinė tema šiemet ir žinutė? Taip, festivalis veiks visą spalio mėnesį keliose erdvėse. Pagrindinės erdvės mes dar neatskleidžiam, po savaitės bus galima pamatyti mūsų svetainėje, bet tai yra istorinis, iki šiol buvo neprieinamas pastatas, mes jį atidarysim vienam mėnesiui, bus tikrai be galo įdomu. Tema šių metų festivalio yra idėjos, kūrenčios ir griaunančios. Labai kontroversiška tema, labai įdomus menininkai, atvyks visi mūsų kviestiniai menininkai iš užsienio, aišku, lietuviai. Laukiame svečių ir iš Australijos, ir iš Italijos, ir iš UK, iš Lenkijos, Vokietijos ir panašiai. Ir visi jie bus festivalyje, atidarymo savaitę, bus galima su jais pabendrauti, pasiklausyti jų pasakojimą. Taip pat primenu mano anksčiau minėtą Open Stage ir savanorius seniorus, kurie turbūt suteiks naujų spalvų į festivalį. Skamba kaip tikrai toks daugiadarbystės festivalis, viską bus galima nuveikti. Gabrielė, tai kas dabar artimiausiose tavo leidybinėse planuose? Kokia nauja knyga arba dar koks nors projektas? Šiaip spalio 3 jau nuspręsta, atidarysim ant Šaligatvio galerijoje atidarysime Kornelijos Žalpytės ir italų iliustratorės Žiulijos Tudori parodą. Kartu bus labai gražus leidinys, kuris eis šalia tos parodos. Tai atidarymas penktadienį, spalio 3, bus ir garsinis pasirodymas. Tu grosim, ne? Dar kol kas gal ne, dar šito neišmokau, bet žiūrėsim. O šiaip tolimesni planai išgyventi tą prieš kalėdinį laikotarpį, kai spaustuvėje būna tikrai įtempta. Dabar išgyventi LKT paraiškų sąmatų skaičiavimo savaitgalį ir tiesiog
išgyventi. Kol kas tiek. Gerai, einam ledų visi, man atrodo. Tai ačiū labai Romui, Svetlanai ir Gabrieliai. Po Ačiū. valandos šioje scenoje mano kolegė Monika kalbins irgi puikia rinktinė žmonių, kurie organizuoja renginius jauniems, pagyvenusiems ir vidutiniams Kauno gyventojams. Kalbėsime apie tai, ar Kaunas iš tiesų yra jaunas. Na, o šiandieną uždarys ir visą kultūros mugę uždarys, palydės į krepšinio Lietuva-Latvija stebėjimą kolegos Algirdo Šapokos moderuojama diskusija apie visuomet aktualią temą – kultūros komunikacija. Tai tikrai pasimatykime čia arba internetu ir kavinėje, festivalyje, kino teatre, spaustuvėje, sporto klube, miške, visur. Ačiū.